Sveiki atvykę į kanalą skirtą tiems, kurie siekia daugiau nei tik kasdienės rutinos ir įprasto atlyginimo. Šiandien leisimės į kelionę su knyga, kuri tapo švyturiu milijonams žmonių visame pasaulyje, ieškantiems finansinės laisvės ir nepriklausomybės. Kalbame apie Roberto Kiyosakis bestsellerį Pinigų srautų kvadrantas. Jei kada nors jautėtės įstrigę žiurkių lenktynėse, dirbote sunkiai, bet vis tiek neradote tikrosios finansinės ramybės, ši knyga skirta jums. Ji ne tik atvers akis į naują požiūrį į pinigus, bet ir pasiūlys konkretų planą, kaip pakeisti savo finansinę ateitį. Knygos Pinigų srautų kvadrantas pagrindas yra paprastas, bet gilus principas. Visi žmonės, gaunantis pajamas, patenka į vieną iš 4 kvadrantų. Tai samdomi darbuotojai, employee, smulkaus verslo savininkai arba laisvai samdomi specialistai, self-employed, verslo savininkai, business owner ir investuotojai, investor. Kiyosaki, remdamasi savo turtingo tėčio patarimais ir asmeninė patirtimi, aiškiai apibrėžė skirtumą tarp kairiosios pusės, ir S, ir dešiniosios pusės, B ir I. Kairiojoje pusėje žmonės dažniausiai ieško darbo saugumo, maina savo laiką į pinigus ir dirbo dėl atlyginimo. Dešiniojoje pusėje, B ir I kvadrantuose, finansinė laisvė pasiekiama per sistemų ir investicijų valdymą, kai pinigai ir žmonės dirba jums. Šis perėjimas nėra tik profesinis pokytis, tai gili asmeninė transformacija, panaši į vikšro virsmą drugeliu. Knyga atskleidžia, kad mūsų pasirinktą kvadrantą lemia ne tik išsilavinimas, bet ir mūsų esminės vertybės, emocijos bei vidinis santykis su pinigais, ar ieškome saugumo, ar siekiame laisvės. Kvadranto atstovai, vedini baimės, pirmenybę teikia saugumui ir socialiniams garantijoms. S kvadranto žmonės vertina nepriklausomybę ir tobulumą. Dažnai patys tampa savo verslo sistema. Tačiau tikrieji B kvadranto atstovai kuria ir valdo tvirtas verslo sistemas bei vadovauja žmonėms, leidžiant savo verslui klestėti nepriklausomai. Būtent toks gebėjimas suprasti žmonės ir sistemas yra raktas į tikrąją finansinę laisvę. Kodėlgi ir S kvadrantai nebegali užtikrinti ilgalaikio finansinio saugumo, kaip buvo anksčiau? Knyga atkreipia dėmesį į tai, kad industrinės epochos pensijų planai su apibrėžtomis išmokomis, kai darbdaviai ir vyriausybės garantuodavo pajamas senatvėje, paseno. Informacinių technologijų amžiuje atsiradus apibrėžtų įnašų planams, visa finansinė atsakomybė už pensiją gula ant paties individo pečių. Tačiau daugeliui trūksta reikiamo investuotojo išsilavinimo. Autorius perspėja, kad vyriausybinės pensijos, pavyzdžiui, socialinis draudimas, yra netvarios, o rinkos principais pagristi planai, pavyzdžiui, 401, apnuogina žmonės didelėms rizikoms. Todėl anot jo laikas atsisakyti pasenusio darbo saugumo siekio ir tapti išsilavinusiais bei aktyviais investuotojais, mokančiais valdyti finansinę riziką. Daugelis iš mūsų patenka į sėkmės spąstus, kur tradicinis samdomas darbas ar individuali veikla paradoksaliai veda prie didesnių skolų ir mažiau laisvo laiko, nepaisant didesnių pajamų. Visuomenės spaudimas ir mokesčių struktūros skatina kaupti įsipareigojimus, tokius kaip namai ir automobiliai, įkalindami žmonės nuolatinio darbo ir finansinio nesaugumo cikle. Knyga radikaliai peržiūri net namų nuosavybės koncepciją, teigdama, kad asmeninis būstas, net ir be paskolos, pirmiausia yra įsipareigojimas dėl nuolatinių mokesčių ir priežiūros išlaidų. Kapitalizmas, pasak autoriaus, yra žaidimas kas kam skolingas, ir finansinis raštingumas reiškia supratimą, kaip pereiti iš skolintojo pozicijos į tą, kuriam skolingas. Tad kaip ištrūkti iš šio rato? Kelias į tikrąją finansinę laisvę ir turtą yra pereimas į B ir I kvadrantus. Čia pinigai ir sistemos dirba už jūs, o mokesčiai gali būti legaliai minimizuojami. Rekomenduojamas kelias – pirmiausia sukurti tvirtą verslą, įgyti patirties, generuoti pinigų srautą ir suprasti sistemas, taip sukuriant tvirtą pagrindą sėkmingam investavimui. Būti sėkmingu verslo savininku, B, reiškia ne tik turėti gerą produktą ar idėją, bet ir sukurti arba pasinaudoti tvirtomis verslo sistemomis. Šias sistemas galima kurti nuo nulio. Rasti mentorių, įsigyti franšizę arba pasinaudoti tinklinės rinkodaros modeliu, kuris pristatomas kaip prieinama asmeninė franšizė, siūlanti jau esamas sistemas ir padedanti lavinti vadovavimo bei pasitikėjimo savimi įgūdžius. Knygoje taip pat išsamiai nagrinėjami investuotojų tipai.
Nuo tų, kurie neturi nieko, ką galėtų investuoti, iki cinikų, lošėjų, kurie persekioja greitus kelius ir praranda pinigus, ir galiausiai iki ilgojo laikotarpio investuotojų. 4. lygis. Sofistikuotų investuotojų. 5. lygis. Kurie kuria savo sandorius, ir kapitalistų. 6. lygis. Kurie orkestruoja kitų žmonių išteklius, kurdami verslą ir investicijas, generuodami turtą savo ir visuomeniai. Sėkmingas investavimas priklauso nuo gebėjimo matyti pinigus savo protu, o ne tik akimis, suprantant pagrindinius finansinius mechanizmus, tokius kaip pinigų srautai, rizika ir sąlygos. Finansinis raštingumas, kapitalizmo žodžių ir skaičių supratimas, yra būtina turto kūrimo sąlyga. Pats svarbiausias aspektas kelyje į finansinę laisvę – tai ne ką daro turtingi žmonės, o kas jie yra. Tai reiškia fundamentalų mąstymo ir pagrindinių įsitikinimų apie pinigus pakeitimą. Emocinis intelektas, EQ, o ne vien tik akademinis intelektas, IQ, yra daug svarbesnis finansiniai sėkmiai. Baimė prarasti pinigus yra pagrindinė kliūtis, verčianti žmonės elgtis per daug atsargiai arba per daug kontroliuoti, taip trukdant turtui kauptis. Norint pasiekti finansinę laisvę, reikia transcenduoti emociškai varomas mintis ir priimti suaugusiojo perspektyvą. Veikti logiškai ne tada, kai nesijaučia teisinga. Autorius dalinasi savo patirtimi, kaip įveikia paralyžiuojančias abejonės savimi ir baimę, palikdamas saugų darbą, pabrėždamas, kad šis perėjimas yra vidinė kelionė, reikalaujanti drąsos ir atsparumo. Ekonominiai pokyčiai, tokie kaip mokesčių reformos, pristato didelės galimybės tiems, kurie turi investuotojo mąstyseną. Turtingieji išlaiko ir augina savo turtą, veikdami per korporacijas, kurios suteikia reikšmingą teisinę apsaugą, ribotą atsakomybę ir mokesčių lengvatas, neprieinamas individualiems darbuotojams ar laisvai samdomiems specialistams. Norint pasiekti finansinę laisvę, knyga pataria apsvarstyti galimybę tapti savo paties korporacijų darbuotojais ir ieškoti kompetentingų finansų patarėjų, kad būtų galima strategiškai pasinaudoti esamais įstatymais. Knyga skatina atsisakyti trumpalaikio finansinio mąstymo ir vietoje to suprasti ilgalaikį turto kūrimą ir kaupimą. Ji propaguoja mažų žingsnelių požiūrį į tikslų nustatymą, rekomenduodama mažus, nuoseklius veiksmus dideliems sapnams pasiekti. Nustatykite aiškius 12 mėnesių ir 5 metų finansinius tikslus. Mokykitės valdyti pinigų srautus, skirti gerą skolą, už kurią moka kiti, nuo blogos skolos, už kurią mokate patys. Ir agresyviai mažinkite asmeninę skolą. Svarbiausia, mokykitės ir investuokite į save, nes neišsilavinimas yra rizikingas, o ne pats investavimas. Pabaigai, pinigų srautų kvadrantas yra daugiau nei knyga apie pinigus. Tai knyga apie asmeninį augimą, transformaciją ir drąsą gyventi pagal savo taisykles. Ji moko mus atidžiai stebėti savo emocinį dialogą, mesti iššūkį abejonėms ir asmeniniams melams, kad atrastume gilesnės, įgalinančias tiesas, kurios skatina pasitikėjimą savimi. Tikslas yra ne tik uždirbti daugiau, bet ir išmokti valdyti ir investuoti pinigus, taip išvengiant įprastų skolų ir pernelyg didelių mokesčių spąstų. Jei esate pasirengę keisti savo finansinę realybę, ši knyga yra puikus startas. Ji įkvėps jūs ieškoti sprendimų, o ne problemų, mokytis iš savo klaidų ir niekada nenustoti ugdyti savo finansinio intelekto. Tikroji finansinė laisvė laukia toje pusėje, kur pinigai ir sistemos dirba jums. Imkitės veiksmų, pradėkite mažais žingsneliais ir kurkite savo finansinę ateitį jau šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Iki pasimatymo kitame apžvalgos įraše.